NASA'j tikrai galima dirbti ir tikrai galima ten patekti, o aš svajojau apie NASA, kaip svajojau apie kosmosą, tai nuo pat turbūt 1 klasės norėjau būti kosmonautė. Tada, žinoma, astronautų nebuvo, buvo kosmonautai, visi buvo sovietiniai kosmonautai, kurie po ant degtukų dėžučių viršelio ir aš apie juos skaičiau ir aiškiai ir klausinėjau tėvų. O paskui sužinojau, kad yra toks dalykas kaip NASA ir kai pirmą kartą pas tėtę darbe ėjau prie interneto, pats pirmas puslapis, kurį aš suvedžiau, tai buvo NASA, kad galėčiau pasižiūrėti paveiksliukus, nes aš nieko dar angliškai nemokėjau tuo metu. O po to pradėjau svajoti kažkur dirbti NASA'j, dirbti su kažkuo, kas susijęs su kosmosu ir tuo metu ta svajonė tai atrodė maždaug tokia pat toli kaip Marsas ir tokia pat neįmanoma, kaip nuskristi į Mėnulį ar į Marsą. Na, bet po truputį nusprendžiau, kad kol nelabai gal išeinu studijuoti kažką su kosmosu susijusiu, nes ten tik amerikiečiam. Aš studijuosiu kažką, kas yra man taip pat įdomu kaip kosmosas ir beveik taip pat nepažinta, tai yra žmogaus smegenys. Kaip veikia žmogaus smegenys, kaip jos susardė. Tapau neuromokslininkė, neurobiologė ir man pavyko gauti pilną stipendiją, išvykti iš šalies, nukeliauti į Ameriką ir ten toliau sėkmingai studijuoti žmogaus smegenis ir vis svajoti apie kosmosą. Ir iš tikrųjų man to visai ilgai užtruko, kol aš sužinojau, kad yra toks dalykas kaip kosmobiologija, kur mes mokomės ir studijuojame, taip sakykim, ne pavyzdžiui ligą, kuri vadinasi insultas, bet tarsi ligą, kuri vadinasi kosmosas. Kaip žmogaus kūną paveikia kosmosas, kaip žmogaus kūną paveikia kosminiai skrydžiai. Tai yra normalus biologijos mokslas. Visai panašus į tą, kuriuo aš gal užsiėmiau, kai buvau kaip neuromokslininkė. Tai kai šitą sužinojau, tada kaip nukreipiau visus savo darbus į tai, kaip galima būtų juos pritaikyti būtent žmogaus sveikatai, kosmoso tyrinėjimai. Mane galų gale pasikvietė pasakyti kalbos, pasidaryti pranešimų apie savo darbus. Ir užsibaigiau tuo, kad labai visiems išaiškinau, kaip aš labai norėčiau čia dirbti ir man visai nesvarbu ką, kad galėčiau kaip nors prisidėti ir užsibaigiau NASA'j. Nors iš tikrųjų tai aš sakau žmonėm, kad man neužtruko nei 25 metų nuo to, kai aš pradėjau apie ją svajoti, būdama kokioje 6 klasėje ir kai aš iš tikrųjų pagaliau tapau nuolatinė darbuotoja ir sėkmingai užsiimu būtent kosmobiologiją. Tai žinutė, kurią galėčiau perduoti, tai kaip, nenustokit svajoti, ypač jeigu kas nors, jeigu visi aiškina, kaip visa aplinka gal sako, kaip tai yra neįmanoma, labai daug kas yra įmanoma, kryptingai dirbant, vis daugiau apie kažką sužinant ir palaipsniui einant. Niekas iš dangaus greitai nenukrenta ir greitai nepasidaro, bet po truputį, vis bandant, vis einant tą kryptimą, tai kažkaip galimybių atsiranda, kai tu jų labai ieškai ir labai ilgai ieškai, tai kažką galima surasti. Lygiai taip pat, ne iš dangaus man nei vienas darbas nenukrito, būtent palaipsniui ir kryptingai. Gal aš čia kažkaip pasuksiu truputį tas noras savintis dalykus, tai yra ir galvoju, kad tau priklauso kažkas iš kitos pusės, tai suteikia labai daug atsakomybės. Jeigu jau pasisavini kažką, tai tampi už tą kažką, už tą žemės plotelį ar už tą planetą ir atsakingas. Ir man atrodo, kad čia yra ir dalis šito, to paties, kad dabar mes kažkur gal vykstame ir kažkur ruošiamės gyventi, ruošiamės statyti, ruošiamės vykti, pavyzdžiui, į Mėnulį, ruošiamės vykti į Marsą. Yra labai didelė tų kelionių dalis, tai ką mes vadiname planetų apsaugojimu, planetary protection. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes net neturime teisės ir turime labai didelę atsakomybę neužvežti, pavyzdžiui, Žemės bakterijų į Marsą. Ir tuo užsiima visa mokslinė dalis, kaip tas bakterijas nuo to marsaeigio nuvalyti, kad jie galėtų nuskristi neatveždami Žemės bakterijų, neužteršdami tos kitos planetos, kad galėtume ją pirmą ištyrinėti ir sužinoti, kas joje yra, kad tikrai joje jokios gyvybės nėra, o tada jau gal trupučiuką mažiau tuo rūpinsimės, nes nelabai, kaip sakant, galime pakenkti, bet pirmą reikia sužinoti, kad negalime pakenkti.
Tai yra ta atsakomybės dalis yra irgi labai svarbi ir apie ją gal mažiau kalbama, bet kai esi toj srity, tai labai matai būtent tą atsakomybę, gal čia labiau kaip bendrai visuomenėje, tas nelabai ta dalis pasiekia. Kaip ir dar viena dalis yra ta, kad visgi visi kosminiai skrydžiai yra nerealiai komandinis darbas. Tai yra šimtai ir tūkstančiai žmonių prie jo prisideda ir jų vardų niekada niekas nežino. Tai atrodo, kad va čia skrenda vienas astronautas, bet tas vienas astronautas labai gerai žino, kad va jis yra tik komandos maža dalelytė. Irgi ką mato gal visuomenė ir kaip iš tikrųjų yra, tai yra labai didelis skirtumas, nes mes visi labai jaučiamės esantys didžiulės komandos dalis ir tas yra labai svarbu, kad tai, ką mes dirbame, kiek mes bandome prisidėti prie sėkmingo skrydžio, kad mes dirbame gal visai komandai, o daugiau tai iš tikrųjų kažkiek netgi visai žmonijai, nes tada jau iš kosmoso valstybių sienų nesimato, visi astronautai sako. Yra tas labai toksai svarbus bendrystės jausmas irgi. Tai išskridus į kosmosą žmonėm labai dažnai pasimato, kai jie pažiūri į Žemę ir jie pamato pirmiausia, kokia yra trapi ta Žemė, kiek mažai tos atmosferos, to oro aplink Žemę, nuo kurio visa gyvybė priklauso, koks tai yra mažas sluoksnelis ir kaip svarbu yra jį saugoti. Tai dažnai, kas gauna, kaip astronautai ir kartais netgi kosmoso turistai, kurie sėkmingai sugeba išskristi ir pamato Žemės rutulį iš kosmoso, jie labai greitai supranta, kaip svarbu yra visiems kartu dirbti ir ją saugoti. Ir tas, kad valstybių sienų nesimato iš kosmoso, ir tas, kad atmosfera yra toks mažas sluoksnelis ir jie atrodo taip lengva pažeisti ir taip lengva jam pakenkti. Tai tas jausmas, vadinamas overview effect, labai paliečia žmonės. Tai dažnai žmonės, astronautai, po to tampa gamtosauga susidomė, maždaug tampa įvairių valstybinių institucijų nariais, vadovais, kaip tik nukreipia savo dėmesį ir į Žemę.